Sveiki visi. Laikas sutaro. Mano vardas Neringa. Ir šiandien aš kviečiu pasižiūrėti kortų skaitymą 3 variantus. Tema, ko pasiilgsta jisai santykiuose su jumis. Jeigu jums aktualu pasidomėti, kuo ir ko ilgisi jūsų santykiuose arba būnant su jumis jūsų mylimas žmogus, tai kviečiu žiūrėti. Taip pat primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai. Jie gali skirtis nuo jūsų situacijos kažkokiamis tai detalėmis, bet kiekviena jūsų įžvalga, kiekviena jūsų išgyventa emocija ir mintis kortų skaitimų metu, tai yra jūsų atsakymai iš jūsų pasąmonės. Ir dar viena užduotis, jeigu jūs norit balandžio mėnesio prognozės, kviečiu parašyti komentarę, taip, noriu prognozės. Ir tada aš pabandysiu rytoj prieš Velykas padaryti tą kortų skaitimą. Tai va tokia namų užduotis jums. O šiandien tema, ko jis pasiilgsta santykiuose su jumis. Jeigu jums tai aktualu, tai mes pradedam. Pirmas variantas, apie kokią situaciją mums papasakos. Kokius žmonės yra poroje ir ką jie nori vienas kitam pasakyti. Pirmas variantas, moters būsena, čia ir dabar šiandien. Taip galima toliau. Vyro būsena, apie kokį žmogų kalba jis. Ir pasižiūrim, ką jisai jums pasakytų, jeigu būtų atviras kaip žmogus su jumis, tas žmogus, su kuriuo jūs kuriat santykį. Wow. 3 didieji arkanai vyro pozicijoje. Ir sakyčiau, kad jisai šituose santykiuose labai įklimpęs giliai visomis prasmėmis, tiek fiziniu jūsų kūnas ir jūsų geismas yra labai aktyvus, tiek jo noras jumis rūpintis. Ir jisai tiki, kad jūs jam esat dangaus siųsta moteris visais įmanomais ir neįmanomais, kaip sakoma, jo požiūrių būdais. Jeigu jisai ir susitikot kažkada, tai kažkur tai kartu jisai pažino jūs iš minios, išskyrė jūs iš minios ir būtent padarė savo moterimi. Neigiamas aspektas, kad jisai gali būti perdėm pavydus ir labai norėti jūs kontroliuoti visose savo gyvenimo sferose arba jūsų gyvenimo sferose, jeigu jūs kažkur tai gyvenat. Apie kokią moterį kalba eina? Jos, sakyčiau, žinot, jinai bando atstatyti savo ribas visais įmanomais ir neįmanomais būdais, jinai nori atstovėti savo tiesą, savo laisvę kažkokiu tai būdu ir jinai visiškai netaip, arba jeigu, kaip čia pasakyti, santykiai jau vystosi ir jie yra, tai jūs norit pabūti viena, jūs kartais jaučiate, aš tikiu, kad jaučiat, kad jūsų partneris, jūsų vyras kažkokiam tai gyvenimo etape užstrigo ir jisai nebesivysto kaip asmenybė. Jisai neauga kaip asmenybė, kaip žmogus ir galbūt tai kelia jums šiokių tokių, kaip sakoma, irgi klausimų. Ir jūs norit, jūs pati domitės savo asmenybės augimu labai stipriai ir jeigu to nedaro partneris, jums tai kyla didelis vidinis konfliktas. Pasižiūrim, ko jam užtenka santykiuose su jumis. Jeigu jūs atpažinot savo situaciją, žiūrėkit toliau. Ko jam, jūsų partneriui, užtenka santykiuose su jumis, ko jam pakanka santykiuose su jumis. Jam patinka, kad šitie santykiai yra gyvi, kad šitie santykiai yra ilgalaikiai, kad jūs vienas kitam turite įsipareigojimus, kad jūs vienas kitam padedat buityje. Ir tai yra ilgalaikis vertę kuriantis santykis, bent jau jam taip atrodo. Taip pat jisai jūs myli. Tiek, kiek žmogus gali, jisai jūs myli. Kaip sakoma, kiekviena mūsų meilė yra skirtinga, bet šitas žmogus jaučia, kad ir jūs jį mylit arba jisai
Bet iš šitų kortų sprendžiant, gali būti, kad galbūt netgi kažkada tai kalbėjo, kad mano meilės užteks mums abiems. Bet kuriuo atveju, kaip ir sakiau, jisai fiziniam plotmėje, bet tokioj buityje, kai ką reikia nuvažiuoti, kur reikia ten nupirkti, kur reikia sutaisyti, jisai visą tai daro ir jam šitas santykis, jam tarsi atrodo, kad to pakanka, jūsų santykiuose daug tos materialios, rutininės ir fiziniam plane veiklos kartu. Ką jis jaučia jums? Pasižiūrim, ką jisai iš tiesų jums jaučia. Ką jisai jums jaučia? Ką jisai jums jaučia? Ką jisai jums jaučia? Jisai jums jaučia labai didelę aistrą. Labai didelę aistrą jaučia ir labai bijo, kad jūs jį galit palikti. Ir vėl baimė iškilo tokia, kad jeigu jisai egoistiškai, jo meilė jums yra labai egoistiška, bet tikrai paremta didelė aistra. Jūs nenuostabu, kad jeigu jisai jūsų pavydi arba jūs kontroliuoja, jums tai tampa našta, bet jisai nepaprastai bijo, kad jūs išdrįsit išeiti arba palikti jį ir jo meilė yra egoistiška, labai aistringa, labai savininkiška ir labai didelė baimė, kad visa tai gali užsibaigti. Tai tą jisai jums ir jaučia. Ko jis ilgisi būdamas kartu? Ko jisai ilgisi būdamas kartu su jumis? Ko jisai ilgisi būdamas kartu su jumis? Ko jisai, šitas vyras, ilgisi būdamas kartu su jumis? Kaip įdomu. Žinot, jisai puikiai jaučia, jisai pats jaučia, kaip taurių karalius. Taurių karaliai yra nepaprastai atpažįstantis ir jausmingi žmonės. Taip pat taurių karaliai, tokia kortos savybė arba charakteristika yra tai, kad jisai mėgsta būti šeimos žmogumi. Jam nepatinka būti be moters. Jam nepatinka būti nesantykiuose. Jisai nemoka būti vienas netgi. Ir taurių karalius, bet jeigu mes žiūrim, ko jisai ilgisi, būdamas su jumis, jau pradėjo arba suvokia, kad jūs esat daug, kaip čia pasakyti, daug labiau resursinė moteris. Jūs jam esat imperatorienė. Jis šalia jūsų taurių karalius. Žmogus, kuris, rangų tarsi mažesnis. Ir jisai jūs mato jūsų išmintį, mato jūsų gerovę. Šalia jūsų jisai jaučiasi labai pamylėtas, kaip sakoma, arba pagerbtas tarp moterų. Jam patinka, vienu žodžiu, jeigu taip sakyt, jam patinka būti jūsų vyru. Bet ko jisai ilgisi? Jisai ilgisi to, kad jūsų santykiai nėra lygiaverčiai. Jisai juose jaučiasi toks, žemesnio rango. Jūs pranašesnė visose gyvenimo sferose. Ir jisai kažkur tai jaučia tokį savo ribotumą, sakyčiau taip. Ką jis slepia nuo jūsų? Jo paslaptis. Kokia jos paslaptis yra? Ką jisai slepia nuo jūsų? Ką jisai slepia nuo jūsų? Ir vėl kalba apie tai, kad jisai slepia, kad jūs pasirinksit ne jį. Jisai slepia savo baimės. Jisai visais įmanomais ir neįmanomais, gražiai arba negražiai, visai netgi šiek tiek manipuliuodamas arba daug manipuliuodamas, jisai slepia nuo to, kad gali jūsų meilė užsibaigti. Jo meilės gali jums nepakakti ir jūs, kaip ir sakiau, padėsit tašką šituose santykiuose. Vyras, kuris yra kopriklausomas nuo jūsų. Nuo jūsų meilės, nuo jūsų energijos, nuo jūsų tokių irgi pačios savybių, pačios charakteristikos. Ir tai gali kelti jam netgi tokį pavydą arba baimę jūs prarasti. Ir jisai kartais elgiasi ne visai
ne visai, kaip sakoma, pagarbiai, gali pradėti jūs kontroliuoti, stipriai kontroliuoti ir tuos veiksmus atlikti. Žodžiu, jūs kartais galit jaustis dusinama jo meilės, jo dėmesio, jo noro būti kartu šalia visada. Tai vat šita jo paslaptis. Jisai tą daro ne iš, kaip čia pasakyti, jisai tą daro ne iš savo dosnumo arba širdies gerovės, o iš baimės jūs prarasti, vat apie tai. Kaip jis save, pats save mato jūsų akimis, kaip jis pats save mato, kaip jis pats save mato, kaip jis pats save mato šalia jūsų. Ir vėl žiūrėkit, neduok Dieve, viskas pasibaigs. Jeigu pasibaigs, aš numirsiu. Jeigu aš darau viską, kad šeimai, geroviai, duodu tiek, kiek galiu, duodu pinigų, dirbu, nešu į namus, viskas vien tik tai tam, kad neduok Dieve, visa tai užsibaigs. Žodžiu, jisai save vertina šeimos, sakyčiau, rūpintojų, vat vėlgi, šeimai išlaikančių, šeimai padedančių, arba santykiuose su jumis visa tai materialinė pusė jo pusė. Ir šita korta kalba apie šalia jūsų, kaip jis save vertina šalia jūsų. Jisai pats savęs, žiūrėkit, čia nėra nei vienos tos vadinamos dvaro kortos, tai yra nei vieno karaliaus arba imperatoriaus didžiojo arkano. Jisai šalia savęs save vertina šalia jūsų kaip funkciją. Aš uždirbinėju pinigus, aš rūpinuosi vaikais, aš rūpinuosi mūsų gerovę, aš primenu apie praeitį, kaip viskas buvo gerai, bet tu neduok Dieve, man tik tai pasakysi, ne kažkas tai tokio. Žodžiu, vyras kupinas baimių, sakyčiau. Gerai, kokie santykiai jūsų toliau, čia ir dabar, kokie santykiai šitos poros gali būti toliau. Pavydas bus daug konfliktų, vien tik tai iš baimės, kad jūs galit, kaip sakoma, norėti pasirinkti kažkas. Jisai gali, gerai, tada man dar trupučiuką, kaip jūs čia. Jūs jaučiatės jo žmona, jūs jaučiatės, kad irgi duodate pakankamai šitiems santykiams, bet vyro pavydas, vyro konfliktas, vyro kuo toliau gali aštrėti konfliktas tarp jūsų ir kaip jau jūs tai išspręsit, kaip sakoma, nežinau, gali kažkokia tai nauja idėja arba nauja jūsų aistra, naujas bendradarbiavimas, kažkokia tai galimybė išlaikyti santykius yra. Bet tai turi būti jūsų pačių abiejų noras ir bendradarbiavimas. Išmokit bendradarbiauti, nes dabar vienas su kitu, kaip sakoma, tik tai konkuruojate ir ginčijatės. Ir vyras šituose santykiuose labai bijo prarasti savo imperatorėlį. Kągi, moterims kartais tai irgi patinka, bet ne visada. Sakoma, rūpestis rūpesčių, bet kartais hipergloba yra labai sekinanti. Dar kartelį, tos, kurios žiūrėjo pirmą variantą, jeigu jūs norit balandžio mėnesio prognozės, parašykite man komentarą, kad padaryčiau aš šitą kortų skaitimą. Dėkui, judam prie antro varianto. Apie kokią mums porą papasakos antras variantas. Moters charakteristikos, vyro charakteristikos. Apie kokią porą mes čia kalbam. Nu va, kaip gražu. Pirmą variantą mylėjo vyras, antrą variantą myli moteris. Labai myli moterį. Moteris labai įsimylėjus. Vyras, jisai santykiuose, ilgalaikiuose santykiuose su šita moterim, bet neužmiršta savęs. Skeptrų karalius tai yra žmogus, kuris mėgsta ir turi potencialą ir mėgsta, kai
Jisai ne visai šeimos žmogus, jisai daugiau tokios, žinot, kaip čia, darboholikas gali būti. Gali būti darboholikas, kuriam patinka dirbti. Jam patinka būti tarp žmonių kitų. Taip, jisai santykiuose su jumis yra, šitie santykiai ilgalaikiai, bet karts nuo karto jisai jaučiasi užgoštas jūsų meilės. Moteris tikrai šitą vyrą pasirinko kaip savo partnerių ir nepaprastai puoselėja savo jausmus ir meilėje. Šita moteris įsimylėjus, aistringai įsimylėjus, džiaugiasi, gėrisi, žavisi savo vyru ir žavisi šitais santykiais, kuriuos turi su šitu vyru. Galbūt jai irgi nelabai patinka, kad jisai toks aktyvus sociume, ne tiek skiria laiko, kiek norėtų, kad jisai jai skirtų dėmesį, bet šitas vyras jau toks jo charakteris, kaip sakoma. Jeigu jūs pasirinkot skeptrų karalių, reikia susitaikyti su jo charakteristikomis, kad jisai nepriklausys tik tai jums ir šeimai. Ko jam užtenka santykiuose su jumis? Ko šitam vyrui užtenka santykiuose su jumis? Ko jam užtenka šituose santykiuose su jumis? Jam patinka, kad jisai jaučiasi šeimininku šituose santykiuose. Jam patinka, kad jūs jį mylit. Suprantat, va šitas vyras toks vaizdas, kad jisai leidžia jums mylėti jį. Jisai kaip šeimininkas, kaip pentaklių karalius, jam patinka, kad jūs karts nuo karto vis bandot, kaip sakoma, pakonfliktuoti, paprašyti tos meilės, pareikalauti tos meilės. Jam kažkodėl labai patinka jūsų elgesys, kai jūs pradedat moteriškai, kaip sakoma, jį auklėti arba iš jo reikalauti. Jisai kaifuoja nuo šito. Vat jam užtenka santykiuose su jumis, kai jūs šitas laimės ratas, kai jūs jį pasukat, vat vėlgi, ne, kai jūs pradedat iš jo kažko, tai kaip ir sakiau, reikalauti meilės įrodymų, pradedat pavydėti, pradedat kažkokius tai irgi moteriškas, kaip sakoma, tokius, kaip čia, nežinau, žodžių trūksta. Moteriškai prie jo kipti, o kodėl tu man, o aš norėčiau, kad tu, o mes norėt. Ir tada jisai jaučiasi labai gebantis arba galintis jūs išgelbėti iš to savo moteriškų norų, atnešti dovanų, išgelbėti jūs, vat jam šito pakanka kažkodėl tai jūsų santykiuose. Ką jis jums jaučia? Ką jisai iš tiesų jums jaučia? Ką šitas vyras jums jaučia? Jisai jaučia tai, kad jūs esat jo moteris, kad jūs esat ta moteris ir santykiai su jumis jam yra šioks toks iššūkis. Karts nuo karto jūs jį užknisat, atsiprašau, negyvai. Karts nuo karto jūs jį pastatote į tokią poziciją, kur jam reikia išsisukinėti, kažkokiu tai būdu, kaip sakoma, aiškinti arba slėpti nuo jūs, kaip pasakyti. Jis jūs jaučia, kad pastoviai su jumis gyventi kaip ant tokių irgi vulkano. Jisai su jumis gyvena kaip ant vulkano. Tai jūs jį mylit, tai jam reikia kažkokiu tai būdu bendradarbiauti su jumis. Tai jūsų jausmai reikia jam meluoti. Žodžiu, jausmų pilna taurė. Tai pakeliat iki aukštybių, iki dausų, tai nuleidžiat iki visokių šitokių. Žodžiu, jisai jums jaučia visas gyvenimo spalvas, kaip sakoma. Santykiuose su jumis pas jį yra visos gyvenimo spalvos. Jisai ir kažką tai slepia, ir tas pats nusiraminimas yra, ir bendradarbiavimas, ir vėl kažkokie tai irgi
nenoras, užsidarimas, žodžiu, jisai jaučia visas gyvenimo spalvas būdamas šalia su jumis. Ko jis ilgisi būdamas kartu su jumis, ko jisai ilgisi būdamas kartu su jumis, ko jisai ilgisi. Šituose santykiuose lengvumo ilgisi. Ilgisi kažkokių taisyklių, kurias nei vienas iš jūsų nelaužot, o vadovaujatės jam. Jam šitie santykiai jam yra darbas, o jisai norėtų, kad šitie santykiai jam būtų toks, vėlgi, linksmybių, lengvesni santykiai, netokie, kaip ir sakiau, netokie, ilgai gyvent ant vulkano, šalia vulkano ir ant vulkano ten keteros yra vis tik pakankamai sudėtingas stresas būtent. Tai jisai ilgisi to tokio lengvumo, paprastumo, kad galima būtų sutarti su jumis ir kad kiekvienas iš jūsų tų taisyklių nelaužyto, o laikytųsi, taip sakyčiau. Ką jisai nuo jūsų slepia? Jisai nuo jūsų slepia. Žinot, jisai karts nuo karto galbūt, jisai puikiai supranta, kad jisai yra skeptrų karalius, jūs esat jo pora, skeptrų karalienė. Jūs esat aistringa moteris, ugninga moteris. Ir jisai nuo jūsų slepia karts nuo karto, kad jūs labai sunku mylėti, arba jums labai sunku įtikti. Ir kartais jisai nori bėgti, pasiduoti, o kartais jisai nori jums kalbėti švelnius žodžius. Žodžiu, jisai slepia, ne visada gali būti atviras su jumis ir ne visada gali pasitikėti jūsų reakciją į jo atvirumą, taip sakyčiau, tokia paslaptis. Bet tai, kad jisai yra jūsų partneris ir jūs esat jo partneris ir jūs esat jo mylima moteris ir moteris, kurią sunku mylėti, bet be jos meilės dar sunkiau, tai tikrai faktas. Kaip jis save pats vertina šalia jūsų? Kaip jisai pats save vertina šalia jūsų? Šalia jūsų jisai transformavosi, šalia jūsų jisai sukūrė tą šeimą ir tokius santykius, apie kuriuos galbūt niekada net negalėjo pagalvoti. Jūs jį pavertėt šeimos žmogum arba jam šeima tapo viena iš pagrindinių savybių, apie kuriuos jisai galvoja, dar net negalėjo įtarti, kai tos šeimos neturėjo. Bet, suprantat, šeima jo pakeitė sąmonę, jo mąstymą, jo nuostatas. Šalia jūsų jisai tapo kitų žmogum, taip sakyčiau. Jūs irgi su juo nelabai atviraujat, jūs negalit visko pasakyti. Nepaisant to, kad jūs esat labai stringi, labai ugningi abudu, daug tokių gyvenime iššūkių vienas kitam suteikėt, sukūrėt, jūs irgi turit savo paslapčių ir karts nuo karto, žinot, karts nuo karto elgiatės spontaniškai, neapdairiai, net nepagalvodama, koks jūsų elgesys turės pasiekmes ateičiai. Kažkas tokio, jūs truputėlį, aišku, mes šiandien ne apie jūs kalbam, bet reikėtų truputėlį tą savo irgi, kaip čia pasakyti, spontaniškumą suvaldyti. Kas toliau šitos poros santykiuose? Oi, šiandien matai, taip. 2 kartą 4.
Toliau šitos poros santykiuose viskas tęsis. Gali aštrėti, situacijos gali aštrėti, konfliktai gali užsitęsti, gali kilti pavydų scenų, bet vienaip ar kitaip jūs net ir po tų konfliktų, po tų kažkokių tai irgi nekalbadienių arba vienas kitų skaudinimo, vienaip ar kitaip jūs vis tiek būsit kartu, tęsit šitas santykius ir santykiai turi perspektyvą, nors jie nebus vien tik tai šventė ir pyragais nuklotas stalas, bet vienaip ar kitaip jūs vis tiek tęsit, kaip sakoma, savo santykius ir bendradarbiavimą su juo. Antrą variantą tiems, kurie žiūrėjo, jeigu jūs norit balandžio mėnesio prognozių, parašykit man komentare, kad taip noriu balandžio mėnesio prognozių. Aš suprasiu ir padarysiu balandžio mėnesio prognozę. Trečias variantas. Ko jisai pasilgsta santykiuose su jumis. Apie kokią porą mes čia kalbėsim. Apie kokią porą mes trečiam variante kalbėsim. Greičiausiai tai yra slapti santykiai arba buvę santykiai. Trečią variantą žiūri moteris, kuri apie savo taurių karalių, žmogų, kuris jai labai svarbus yra. Bet čia ir dabar jinai nežino apie jį nieko, yra apribota informacijos. Galėjo būti didelis konfliktas, jūs išsiskyrėt apie buvusį, trečias variantas – buvęs partneris, slaptas partneris arba dabar užblokuotas partneris yra. Vat kažkas tai, moteris apie vyrą, kurį klausia, kurį žiūri trečią variantą, nieko dabar nežino. Šitas vaikinas vyras, jisai jausmus šitai moteriai jaučia, bet laiko paslaptyje. Tuo pat metu gali arba norėti, arba jau ir netgi pabandė, kaip sakoma, padarė pirmą žingsnį jisai, į susitaikymą arba į susigrąžinimą santykių, jisai padarė pirmą žingsnį. Mes kalbam apie tai, moteris nieko nenori girdėti apie jį, arba, kaip čia pasakyti, jeigu vyras užblokavo ją, net ten tuose socialiniuose tinkluose, tai vyras dabar jau norėtų ją ir atblokuoti, arba tą žingsnį pirmą žengti, arba planuoja žengti, arba jau žengia. Moteris dar jo veiksmų pasiekmių dar nepajautė, nes jinai apie savo taurių karalių, o tai dažniausiai yra vedęs vyras, nelabai ką ir žino. Ko jam užtenka santykiuose su jumis? Kodėl čia visus kortus įprastus? Ko jam užtenka santykiuose su jumis? Jo, greičiausiai jisai planuoja, galvojo, bet, kaip sakoma, galbūt pasiilgo, galbūt per atstumą pradėjo ilgėtis jūsų kažkokio tai irgi susitikimų, pasimatymų ir, kaip ir sakiau, turi tokį labai aišku, griežtą, aišku ketinimą parašyti jums arba susigrąžinti santykius. Bet žiūrėkit, duoti apie save žinoti, bet
Kai mes klausiam, ko jam užtenka santykiuose su jumis, grįžta tai, kad išeina tai, kad jisai jau ne pirmą kartą su jumis, vat vėlgi šitas išsiskyrimas buvo ne pirmą kartą. Šitie va tokie ciklai kartojasi pas jį. Kai jam pasidaro labai sunku, jisai vyras, kuris naudojasi moterim. 100% va toksai, žinot, elgesys, kuris moteris jo laukia, moteris jo kantriai laukia, jisai, kai jau pasilgsta, pas ją atvažiuoja, o po to vėl išvažiuoja. Va tas ciklas užblokavimo arba išsiskyrimo jau kartojasi ir kas kart vis sunkiau ir sunkiau yra, taip sakyčiau. Jam užtenka sunkumo šituose santykiuose, bet yra kažkoks tai irgi dalis jo, nenori jūsų paleisti galutinai, todėl būtent tas ciklas kartojasi ir jūsų abu jėgos ir senka kažkaip, tai vat vėlgi šitas, sakyčiau, šitokio elgesio sekinamos yra. Ką jis jums jaučia? Nu va, ir dabar išlindo įla iš maišo. Nepaprastai didelė aistra. Vyras šitą moterį nepaprastai irgi dar kartelį, kad tai yra slapti santykiai, tai yra nevieši santykiai, bet šitas vyras yra moters pavergtas, jos aistros, jos seksualumo, tik su jumis jisai gali pasijausti gyvu, tik su jumis jisai, jo visi instinktai prabunda. Tai yra uždraustas vaisius, kuris jį daro gyvu. Va tą jisai jums ir jaučia. Ko jisai ilgisi būdamas kartu? Ko jisai ilgisi būdamas kartu su jumis? Ko jisai ilgisi būdamas kartu su jumis? Toks vaizdas, kad jisai ilgisi, kad negali. Kodėl visuomenė prieš jį ir jisai negali mylėti dviejų moterų arba būti santykiuose su dviem moterim. Jisai ilgisi, būdamas su jumis, jisai ilgisi savo šeimos to tokio ramumo. Ir vat vėlgi, kodėl visa visuomenė negali pripažinti, kad gali būti ir tokie, kaip sakoma, santykiai. Kodėl to ir ilgisi, kad viskas reikia, viskas per daug sudėtinga. Ilgisi būdamas kartu su jumis ramybės, jaukumo, kurį suteikia oficialus ryšys, oficialus santykiai, lengvumo, paprastumo. Vat visą tai reikia derinti, reikia slėpti, reikia kažkaip tai, vat vėlgi, jam nepatinka, bet tai yra greičiausiai vyras mylintis, iš tiesų mylintis dvi moteris. Ką jis slepia nuo jūsų? Ką jisai slepia? Jo paslaptis. Slepia slepia nuo jūsų, kad jis negali dviejų moterų mylėti. Šitam pasauliu, šitoj realybėj, Lietuvoje negalima turėti dviejų žmonų. Todėl jam reikia turėti santykius, slaptus santykius. Ir jisai nori šitus santykius tęsti. Jisai nepasiruošęs jų atsisakyti. Jisai nepasiruošęs jų nutraukti, nes yra per daug, per daug jam svarbus. Kaip ir sakiau, tik tai jūs jį darot seksualiai aktyviu, tik tai jūs jį darot velniškai patraukliu, tik tai jūs jį darot, nežinau, aistringai mylinčiu, vat kažkas tokio. Kaip jis save vertina šalia jūsų, kaip jis save vertina šalia jūsų.
Kardų karalienė, vieniša moteris, griežta moteris, turinti savo principus moteris. Ir šitos moters aš negaliu turėti šalia savęs, šalia jūsų jisai save vertina. Tu esi mano pasaulis, bet aš tave galiu turėti tik per atstumą. Tu mane pakeli į dausas, tu mane nuleidi į pačius išvėjai iš rojaus, kaip sakoma, į pačius požemius nuleidi, bet aš irgi tu esi vis tiek mano pasaulio dalimi. Per atstumą, kaip išeina, kaip gaunasi. Gaunasi blogai, gaunasi gerai, bet aš vis tiek nepasiruošęs, nepasiruošęs užbaigti, nepasiruošęs tavęs atsisakyti, nepasiruošęs tave užmiršti, net jeigu ir tai sukelia didelį skausmą. Jūs irgi visą tai žinot ir pripažįstat, kad jisai yra šalia jūsų imperatorium. Jūs ginatės nuo jo, bandot apsisaugoti ir taip toliau. Ir jį ginat, ir taikote su juo. Žodžiu, labai labai sudėtinga čia meilės istorija. Čia yra labai sudėtinga net ne meilės, o tokios aistros, skausmingos aistros istorija. Kas toliau tarp jūsų? Ir vėl rodo tai, kad šitas vyras pas jūs sugrįž. Šitas vyras tikrai negali būti be jūsų, kaip čia pasakyti, vis tiek belsis į jūsų duris, vis tiek prašys jūsų energijos, vis tiek prisiminimais jūs bandys pakelti ir atvažiuoti ir sužadinti. Žodžiu, laukit, tikėkitės. Dar paskutinę kortą. Pasirinkimą jisai negali padaryti tarp vienos moters, padaryti pasirinkimą, bet be jūsų jisai gyventi irgi nesugebės. Taip, kad šitaip. Trečias variantas buvo toks. Dėkui, kad žiūrėjot. Trečiam variantui irgi prašau jūsų komentaro, jeigu norit. Balandžio mėnesio prognozės. Tokia, kokia aš darau mėnesio pradžioje. Parašykit man komentarą, taip noriu, ir tada aš padarysiu. Šiandien rytoj dar vieną įrašą. Ir jeigu jūsų nesulauksiu komentarų, tai tada tiesiog su artėjančiom šventėm. Ir kągi, dėkui, kad buvot kartu. Ačiū už jūsų prenumeratas, laikus ir komentarus. Ir stiprių kiaušinių su artėjančiom šventėm. Iki.